už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Elektrinai, elektrinai, jums dainuos naujakuriai. Savo žiburiais pagarsėję elektrinai jau tuoj pasitiks žygį Varom už Lietuvą, kuris su kiekviena diena ir kiekvienu kilometru įgauna vis didesnį pagreitį. Tai apvienija visų norus, visų vieno tikslo siekti. Tai yra nepaprastai svarbu. Tai nesikartoja, ne taip dažnai Lietuvoje, kad būtų šitos Europos pirmenybės. Tai žiūrėkit, kiek metų praėjo ir kada vėl bus, tai čia neaišku. Taip, kad tokia šventė, tai iš tikrųjų yra visos tautos šventė. Jeigu yra kažkoks simbolis, kuris suvienyje žmonės, tai nesvarbu, koks tai simbolis, ar kamuolys, ar teniso kamuoliukas, visiškai nesvarbu. Ir paprasta idėja, kad kamuolys, tai ir dėl to džiugina labai. Esame turbūt švenčiausioje Lietuvos krepšiniui vietoje. Štai šioje aikštelėje savo vaikystę praleido ir krepšinį išmoko žaisti mūsų didvyris Arvydas Sabonis. O dabar čia treniruojasi jaunoji karta. Kas dar nepabudo, jie pabudo ir, kaip sakoma, tas pabudimas per visą Lietuvą nuvilnyja ir, kaip sakoma, kiti, kurie išvažiavę yra, jiem taipogi yra, kaip sakoma, galbūt ir graudu, kad jie negali sudalyvauti visam šitam renginį, sakysim taip. Man atrodo, kad jie ir taip taps 3 milijonų rinktinė, kadangi Lietuvai į kraują įaugęs krepšinis ir turbūt, kad visi palaikys, nesvarbu, kur jie yra, ar Lietuvoje, ar už jos ribų. Elektrėnuose apsilankėme senovinių karuselių parke ir nugalėję aukščio baimę, laimingi baigėme dar vieną dieną. Stebėkite kamuolio nuotykius, nes laiko liko visai nebedaug. Junkitės į 3 milijonų rinktinę, puoškitės viena trispalvę komandos aprangą ir rugpjūčio 29 dieną būkite kartu su visa tauta, kai tautos kamuoliai bus iškilmingai įteikti Lietuvos krepšininkams į rankas. Už idėją iš visos širdies. Iki. Už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.